Taip ir kokią dabar šiaurietišką gamtą važiuojam. Mums liko mažiau negu 30 mylių iki Kanados. Tuoj mes išvažiuosim iš JAV kuriam laikui. Ir jau čia toks pojūtis kaip kokiai Karelijai. Debesis. Ir va čia kaip gražiai atauginėja. Man labai visada patinka sudegęs miškas. Matosi stagarai viršuje, bet pačioje labai gražiai atauginėja nauji medeliai, tankiai. Mes palikome JAV per Montanos valstiją ir važiavome į Kanadą prieš gal 15 minučių. Ir čia gražus peizažas noriu parodyti. Mes esame Alberta vietovėje. Va, trauksime Kalgarį miestelį pas Giedriaus broliai svečius ir vėliau per kalnus, kurie turėtų būti ganėtinai snieguoti, jau važiuosime į Vancouverį. Na kągi, mes esame Kalgary mieste Kanadoje. Ką tik išlindom iš dangoraižių raizgalinės. Kažkaip pavargome nuo jų, be interneto sunku gaudytis. Šiais laikais, kaip žmonės priklausomi nuo visų žemėlapių ir va dabar pagaliau radome vietą atsipūsti. Čia yra toks parkas, upės. Va, Kristoferis labai nusistebėjo dėl šito tilto, ant kogi jis laikosi, kaip jis kaba. Va, čia myslė, nes kojų jokių nėra. Na, o dangoraižius ir miestą aš parodysiu vėliau. Čia jo matosi tik tai jau truputį. Čia matosi pakraštys downtowno prie upės. Ganėtinai gražus miestas. O čia mes susitikome, ten matosi, su Giedriaus broliu, kuris gyvena kaip tik šiame mieste. Štai jie visi eina. Čia turėtų būti labai gražu už kelių savaičių, kai viskas pakeis spalvą. Tiltas iš vidaus taip pat labai gražiai atrodo ir įdomiai. Na ir ten, čia vat matosi, kaip gražiai upė pasidalina. Tokia salelė gaunasi su saliukais. Mielas parkelis. Dabar nesimato. Štai kokios čia gražios juodos voverytės. Maja, aišku, bando pagauti. Labai labai gražios juodos spalvos, va ten dar vieną matau. Ant medžio? Kur? Aha, va ten. Kažkur nesimato, gaila fotoaparato.
Taip, uodega matosi. Va ten dar viena yra. Taip. Voverytė juoda. Ir paukščių čia labai daug visko. Nu va, toks mielas parkas pačiam mieste. Čia va yra ir juodos voverės, ir Kanados žąsis. Štai. Oi, labai laiminga. Gaudo.